Sveiki, pagaliau atkeliavo mūsų ilgai lauktas Oppo Find X9 Ultra telefonas. Taigi nieko nelaukdami, imam, pakuojam ir žiūrim, kas viduje. Telefonas atkeliavo iš G-Shopper elektroninės parduotuvės. Global versija su 512 GB atminties. Dėžutės viduje 100 W kroviklis su UK kištuku, USB laidas bei SIM kortelės adatėlė. Papildomai dar buvo pridėtas ir adapteris europiniai rozetei. Be trumpų instrukcijų, komplekte taip pat randame ir apsauginį dėkliuką, kuris žinoma priderintas prie telefono spalvos. Dabar svarbiausia dalis – Oppo Find X9 Ultra. Atsikratome visų lipdukų ir apžiūrime telefono dizainą. Kamerų modulis tikrai nemažas, o viduryje puikuojasi Hasselblad logotipas. Čia turime net 4 kameras, o įdomiausia iš jų 50 megapikselių 10 kartų optinio priartinimo teleobjektyvas. Šioms kameroms ir skirsime daugiausiai dėmesio. Šone turime fizinius mygtukus ir specialų kameros valdymo mygtuką. Apačioje USB-C jungtis ir SIM kortelės lizdas. Na ką, jungiam telefoną. Ekranas didelis ir ryškus, o ColorOS 16 nuo pirmųjų prisilietimų veikia itin sklandžiai. Užsidedam komplekte pridėtą dėkliuką, pasibandom kameros appsą, kaip veikia specialus kameros mygtukas, zoom in, zoom out, pikšt-pokšt. Na, pirmieji įspūdžiai visai neblogi. Na štai ir mūsų Oppo Find X9 Ultra telefonas. Bus labai įdomu ištestuoti ir ypatingai išbandyti šią kamerų sistemą. O jeigu ir jums įdomu, būtinai pasiekite mus Facebook'e, Instagram'e ir YouTube'e. Taigi, nieko nelaukdami, keliaujam testuoti. Testuosim telefoną, tai reikia pasimti.